Labas, Dovydai. Sveikas, Evaldai. Kaip einas? Puikiai. Klausyk, padarai praktinį egzaminą, kokį ir nuotaik, ką apsavijot? Nuotaikas labai geras, iš tikrųjų puikiai pasiruošta egzaminui. Kaip toliau viskas, tai irgi žiūrėsim, kaip toliau viskas eis. Gerai, žiūrėk, Dovydai, aš tau užduosiu keletą klausimų. Ką tu darei prieš tai ir kaip tu sugalvojai ateiti pas mūsų įsį? Prieš tai baigiau trumpai, labai trumpai, pasistengsiu, baigiau 12 klasių, atlikau karinę tarnybą, nusprendžiau stoti į kinesterapiją, bet supratau, kad reikia dar žinių, studijuojant, aišku, dabar kinesterapijoje, tai tikrai prisijungus į įsėjai pas Evaldą, į nuostabią sporto salę, su nuostabiai žmonėms susipažinta, nuostabi bendruomenė, tai norėjos tų žinių papildomai dar papildyti visą veiklą. Jo. Klausyk, ką labiausiai išsinešė iš visų tą 16 savaičių mokymų? Ką labiausiai, tai komunikavimą vien su kitu, iš tikrųjų palaikymą, tas labai yra svarbu, aplamai tą visą bendruomenę, labai stipri, iš tikrųjų labai stiprus bendruomenės ryšys ir labai daug žinių, iš tikrųjų, tiek kas liečia treniravimą, kas liečia mobilumą, iš tikrųjų, nes buvo problemų, galvojau, kad esu mobilus, bet nesu nei mobilus, nei lankstus, tai pats mokantis, treniruojant, tarpusavį dirbant, žiūrint, tai namuose daryti namų darbai, kad ne tik kitus galėčiau mokyti, bet ir pats turėčiau tų mobilumo, lankstumo ir gero treniravimo specialybių, kaip sakant, įgūdžių. Tai tas labai padėjo pačiam sustiprėti iš mobilumo pusės ir iš treniravimo, taip. Kam rekomenduotum? Kam rekomenduočiau? Iš tikrųjų visiems, kas galbūt netgi dvejoja dėl profesijos keitimą, jeigu prijaučia ir myli sportą, ar kažkada sportavo profesionaliai ir aišku tiem patiem, kas yra baigę, kad ir sporto universitetą ar kažkokius taip kursus, čia aplamai nepalyginsi su kitais kursais, čia yra visiškai kitas levelis, kitas lygis, kiti žmonės ir kaip sakau, tikrai aukštam lygiai yra, tikrai aukštam labai lygiai, tai tikrai rekomenduoju, kas nori plačiau ir daugiau sužinoti apie sportą ir ne tik apie sportą, apie visą komunikavimą, žodžiu, sakau labai... Verslą, kaip daryti, kas veikia, kas neveikia. Tikrai taip. Tai ačiū tau, Dovydai, sėkmės tau ateinančioj karjeroj, tiek kineziterapijoje, tiek treniravime. Tai iki. Ačiū tau.